Sveika, mano mieloji. Šiandieną turiu įkvėpimą pasidalinti, o vis tik kodėl mes pritraukime toksiškus santykius savo gyvenime ir kodėl ta tokia santykių dinamika ir struktūra formuojasi. Tai jeigu labai trumpai, aiškiai ir greitai, tai vienareikšmiškai tai yra tik tais todėl, kad mes savo viduje pamatytume pačią šitą dinamiką, tai yra kokiomis savo dalimis mes užspaudžiame savo moteriškumą, savo moteriškumo sklaidą. Ir kai tai atpažinsime savo viduje ir leisime tai savo moteriškai daliai skleistis, tai tada išorėje nebeliks tų šaltinių, nebeliks tos priežasties šitiem dalykam nei būti, nei egzistuoti, nei mums kažką rodyti. Ir jūs natūraliai leisdama tiesiog tai daliai savo augti, jūs tiesiog nebeprisileisite tų žmonių, situacijų, aplinkybių į savo gyvenimą, todėl kad jausite labai greitai ir labai greitai gebėsite atpažinti ir sakysite tam iš anksto stop, kol neprasideda kažkokie destruktyvūs procesai. Taigi, kaip jums atpažinti savo tą moterišką dalį, kurios galbūt per savo gyvenimą labai mažai įsileidot, labai mažai leidot jai būti ir skleistis, nes tikrai per mūsų vaikystę ėjome ir kaupėme tuos dalykus, kurie pagal visuomenę turi būti, kurie yra reikalinga padaryti, reikalinga pasiekti, reikalinga kažkaip tai kažką išpildyti. Tai jeigu atsisuksite į save, paieškokite tos dalies, kuri yra spontaniška, kurioje kyla idėjos, visokiausios tikrai netgi crazy idėjos ir kurių galbūt neleidžiate savo dėl proto užsuktų įsitikinimų netgi apsvarstyti, išskleisti, pabandyti. Intuicija, kuri leistų daryti savo gyvenime pasirinkimus ir veiksmus, tokius vėlgi ne pagal logišką protą. Vėlgi jūsų kūnas. Vienas didžiausių resursų jums savo gyvenime yra jūsų kūnas. Kiek leidžiate savo kasdienybėje savo kūnu patirti malonumo. Malonumo būti, malonumo daryti, malonumo sakyti, malonumo būti su tam tikrais žmonėmis, malonumo bendrauti. Kiek yra to dalyko, kiek jūsų kūnas jaučiasi laisvas, kiek priešingai yra įspaustas į kažkokius rėmus, ką jisai kada turi padaryti. Kiek girdite savo ciklus, kiek girdite, kada jums reikia aktyvaus laiko, kiek jums kada reikia poilsio. Ar visada tai gebate duoti savo kūnui, nes jeigu jūs kaip moteris apleidžiate savo kūną dėmesiu, jūs pradedate gyventi prote ir tai ir vyksta, kad jūsų protas uždominuoja tą jūsų moterišką prigimtį, kuris skleidžiasi spontaniškai ir protų nesuvokiamai. Tačiau tame yra gyvybė. Tame yra gyvybė. Ir jeigu jūs tą gyvybę spaudžiate visų pirma savo viduje pačios, savo įsitikinimais, protų, kažkokiais galbūt sekamais autoritetais, tai jūs natūralu, kad tos gyvybės, kuri ateina per moterišką pusę, jūs nepraleidžiate. Ir jeigu jūs jau savo to neleidžiate, tai išorėje tiesiog reikia tą dar kartą parodyti, kad jūs turėtumėt kažkiek resurso vis tik atsisukti į save.